šventoji, čia dėka sielos vedly. Ateik dvasia šventoji, ves pirmyn, ves pirmyn. Kas yra mano maksimumas? Be jokios abejonės Jėzus Kristus. Ir tam, kad jį pasiekčiau, turi būti toks kaip jis. Žinoma, kartais yra tą nelengva padaryti, nes būnu užsispyręs arba tingiu, arba man tiesiog trūksta nuolankumo. Tai va, kai tą įveiksiu, kaip sakoma, būsiu laimingas, nieko nestokosi. Mano gyvenime maksimumas kaip tikinčio žmogaus yra Jėzus. Vienintelis blogas dalykas yra tas, kad gyvenime ir rutinoje labai dažnai tenka tai pamiršti. Tiesiog tą tikėjimą užgožia ta tokia kasdienybė. Mokslai, namų darbai, daugybė dalykų, kurie tikrai neturėtų būti svarbus, bet taip jau yra pagundos pernelyg stiprios ir jos tave surakina ir tu tampi tiesiog priklausomas. Aš kaip tikintis žmogus stengiuosi reguliariai atlikti išpažintį, stengiuosi tiesiog iš paskutiniųjų laužti medį, kol jaunas, kaip sakoma, nes jeigu dabar aš nesugebėsiu atsispirti tom pagundom, tai kas bus vėliau? Mane tiesiog pasigaus tas gyvenimas ir nunešiu tą užburtą ratą ir tapsiu kaip žiurkėnas, dirbantis, valgantis, miegantis ir taip toliau. Ir aš tikrai to nenoriu, nes tikinčio žmogaus prigimtis kitokia ir siekiamybės visai kitokios. Ir jeigu leisiu savo protui nubukti iki tokio lygio dabar, tai vėliau viskas ims risti žemyn dar didesniu greičiu ir taps daug blogiau. Žodžiu, aš stengiuosi, nes mano siekiamybė yra Jėzus ir man kaip krikščionio pareiga yra tai to niekada nepamiršti, tai prisiminti ir tiesiog tapti tobulų krikščionių, siekti tobulybės. Aišku, tobulybės niekada ir nepasieksi, bet pati siekiamybė ir yra toji tobulybė. Bent jau man taip atrodo. Mano gyvenimo maksimumas, tai tiesiog priimti kiekvieną dieną per naują kaip dovaną ir stengtis pilnai maksimum ją išgyventi iki galo. Išgyventi tai, ką per tą dieną aš gaunu, priimti ir išgyventi maksimaliai, ar tai maldoje, ar tai darbe, ar misijoje, ar susitikimuose. Taigi mano gyvenimo maksimumas būtų tapti žymia, gera, originalia dailininkė, kuri išsiskirtų iš kitų savo požiūrį į pasaulį, savo darbais. Ir kaipgi to siekčiau? Savo sunkiu darbu, talentu, bei aišku patirtimi bei pažintimis su kitais žmonėmis, iš kurių semčiausi naujų idėjų. Aš ieškojau, sakau, visą savo gyvenimą. Ir neseniai atradau tai, kad mano tas maksimumas yra šventumas iš tikrųjų. Tai kur tu bebūtum, koks tavo pašaukimas, tai tiesiog siekti to šventumo. O tiesiog visos kaip kita veikla, ką tu užsiemi, tau tiesiog turi padėti to siekti. O tas šventumas tai tiesiog stengtis gyventi pagal Dievo valią. Sakant, gyventi ne dėl savęs, o dėl kitų žmonių. Man tikėjimas labai fainas tuo, kad Kristus mane kviečia į maksimumą. Kad jis yra kaip magnetas, kuris mane traukia į aukštumą. Labai mėgstu tokį palaimintą Jurgį Frasatį, kuris sako, kad jo gyvenimo moto yra verso l'alto itališkai. Tai reiškia į aukštumą. Kristus mus kviečia kopti į kalnus, į nuostabų nuotykį. Ir norėtume gyventi gyvenimą kaip avis. Va čia vienuolyne laikom avis. Kai viena pabėga, visas pabėga. Kai viena ėda, visas ėda. Tai galbūt dėl to esam krikščionys, kad mes norim kažko daugiau, siekiam tiesiog viršūnės. Ir Kristus mus kviečia ir mus padeda. Jis eina kartu su mumis. Ir man tas maksimumas nėra tik tai kažkoks idealas, kažkokia mintis, bet yra asmo, kuris mane kviečia visada peržengti savo ribas.
Kas mano gyvenimo maksimumas? Mano gyvenimo maksimumas yra didelis šypsenas. Jeigu yra mažytė šypsena, ją reikia padaryti didelė. Kai eini prie žmonių, tu turi eiti ir daryti didelės šypsenas. Nes gyvenime reikia to būtinai, labai reikia. Nes didelės šypsenos, jos padaro gyvenimą linksmesnį, tu eina kokia bubutė suskretus, tai mažutė, jinai būna liūdna, bet tu eini ir sakai, gal jums padėti ar kažką, ar pasakai gražiai atrodo ir tada būna didelė šypsena. Ir man tai yra pats gyvenimo pats didžiausias dalykas, kurį aš labai vertinu.